Oh, there we are. Siūlome jums klimato nelaimių, įvykusių per praėjusią savaitę nuo gruodžio 4 iki 10 dienos apžvalgą. O kitose apžvalgose mes apibendrinsime 2024 metų rezultatus ir pasidalinsime su jumis ekspertų išvadomis bei savo pastebėjimais, kaip pasikeitė situacija su klimatu planetoje vos per 12 mėnesių. Audra Darag. Nuo gruodžio 6 dienos galinga audra Darag užklupo kelias Europos šalis. Stichija nusinešė 3 žmonių gyvybės. Jungtinėje karalystėje apie 3 milijonų žmonių savo telefonuose gavo įspėjimus apie potvynį. There we are. Another one. Tai buvo didžiausias viešojo informavimo sistemos panaudojimas šalyje. Audrą lydėjo liūtys ir stiprūs vėjai, kurių greitis vietomis siekia iki 150 km/h. Kai kuriuose regionuose nustatytas raudonas įspėjimų lygis, o tai nutinka itin retai. 100 tūkstančių namų visoje šalyje liko be elektros, o ją atkurti buvo išsiųsta daugiau nei 1000 specialistų. Londono Heathrow ir kitose oro uostuose 100 skrydžių buvo atšaukti arba nukreipti. Ant bėgių nukritę medžiai ir nuošliaužos lėmė traukinių vėlavimus ir atšaukimus. Taip pat buvo ribojamas greitis iki 80 km/h. Airija. Airijoje galingi vėjai padarė didelę žalą elektros tinklams, todėl beveik 450 tūkstančių žmonių liko be elektros energijos. Sugriovimai buvo tokie rimti, kad prireikė technikos specialistų iš Prancūzijos pagalbos. Skaičiuojama, kad visiškai atstatyti elektrą prireiks maždaug savaitės. Audra sutrikdė interneto, mobilaus ryšio ir televizijos darbą visoje šalyje. Labiausiai nukentėjo Antrim grafystė, kur dėl žalos elektrinė laikinai nustojo gaminti elektrą. Stichija smogė ir šalies logistikos sistemai. 90% prekių į Airiją patenka keltų pagalba. Dėl žalos Holyhead uosto infrastruktūrai ir keltų paslaugų atšaukimo tarp Airijos ir Velso abiejose Airijos jūros pusėse susidarė didžiulės sunkvežimių eilės. Prancūzija. Prancūzijoje audra Daran sutrikdė traukinių eismą visoje šiaurės vakarinėje šalies pakrantėje, ypač Normandijos regione. Saugumo sumetimais buvo uždarytas eismas Tankarvilio ir Normandijos tiltais. Pajūrio Senos departamente 120 metrų ilgio barža užplaukė ant seklumos po to, kai vėjai ją atplukdė iš Didžiosios Britanijos per Lamanšo sąsiaurį. Dėl stichijos 50 tūkstančių žmonių visoje šalyje liko be elektros. O Paryžiuje stiprus vėjas privertė organizatorius perkelti garsiausios Dievo motinos katedros atidarymo ceremoniją iš gatvės į uždaras patalpas. Audra atnešė sniegą ir į Pirėnų kalnus, kur iškrito iki 40 cm sniego. Dėl sunkių kelio sąlygų buvo uždarytos perėjos. Ispanija. Ispanijoje sniegas sukėlė rimtų eismo problemų 70 kelių, įskaitant 4 svarbius greitkelius. Kalnuose buvo pradėti gelbėjimo darbai, kurių metu iš sniego nelaisvės buvo išlaisvinti 7 žmonės. Civilinės gvardijos nariai turėjo naudoti slides, kad pasiektų nukentėjusiosius. Dėl nelaimės sutriko geležinkelių susisiekimas bei jūrų uostų darbas. Audrą lydėjo staigus atšalimas beveik visoje šalyje. Kantabrijos kalnuose termometrų stulpelis nukrito iki -8,8 laipsnių Celsijaus. O gruodžio 9 dieną šalies pietuose, Sierra Nevados nacionalinėme parke, Granadoje, buvo užfiksuotas -9,5 laipsnių Celsijaus. Italija. Gruodžio 8 dieną smarkios liūtys, sniegas ir vėjas sutrikdė normalų gyvenimą Italijos Emilijos Romanijos regione. Apeninų kalnuose iškrito iki 70 cm sniegų. Nuo jo svorio griuvo medžiai, apgadindami elektros linijas. Tūkstančiai žmonių visame regione liko be elektros. Dėl stiprių liūčių vanduo upėse pakilo iki pavojingo lygio. Gyventojai, išsigandę buvusių potvynių, su nerimu stebėjo situaciją.
Parmos ir Redžio Emilija provincijose žiediniai keliai buvo uždaryti abiejomis kryptimis. Modenos provincijoje buvo apsemtos kelios požeminiais perėjos. Pajūrio rajonuose buvo pastebėtos didelės audrų bangos. Cezanatikų komunoje, siekiant apsaugoti kurortą nuo stipraus audros, Vinsajos vartai buvo uždaryti. Ugnikalniai. Campi Flegrei. Gruodžio 6 dieną Campi Flegrei super ugnikalnių rajone įvyko žemės drebėjimų spiečius. Per 11 valandų ekspertai užfiksavo 26 seisminius įvykius, kurių stiprumas siekė iki 3,4 balų. Kaip matyti grafike, seisminis aktyvumas super ugnikalnių srityje rodo eksponentinį augimą, o didžiausias žemės drebėjimų skaičius yra 2024 metais. Be to, remiantis naujausiais tyrimais, vos per 16 metų magma po ugnikalnių vietomis pakilo 2 kilometrus. Ir dabar jie nuo paviršiaus skiria mažiau nei 4 kilometrų atstumas. Ugnikalnis Kanlaon. Gruodžio 9 dieną ugnikalnyje Kanlaon Filipinuose įvyko galingas sprogstamasis išsiveržimas. Pelenų kolona pakilo beveik į 7 km aukštį. Veiklos zonoje taip pat užfiksuotas itin pavojingas reiškinys. Destruktyvūs karštų dujų, pelenų ir uolienų nuošliaužų srautai vadinami piroklastinio tankio srovėmis. Jie gali judėti 100 km/h greičiu, įveikti sudėtingą reljefą ir sunaikinti viską, kas pasitaiko jų kelyje. Dėl jų nenuspėjamumo būti 6 km spinduliu nuo ugnikalnių tampa mirtinai pavojinga. Iš gretimų vietovių valdžia skubiai evakavo 87 000 gyventojų. Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas pavojaus lygį padidino iki 3. Tai reiškia, kad artimiausiomis savaitėmis galimas pavojingas išsiveržimas. Ugnikalnis Dukono. Gruodžio 7 dieną ugnikalnis Dukono Indonezijoje išmetė iki 6 km aukščio pelenų stulpą. Šis ugnikalnių išsiveržimas buvo vienas galingiausių pastaraisiais metais. Paprastai išsiveržimų metu pelenų kolonos taip nepakyla. Gyventojams rekomenduojama likti už draudžiamos zonos 3 km spinduliu. Povandeninis ugnikalnis Hom Reef. Gruodžio 7 dieną palydovai užfiksavo naują povandeninio ugnikalnio Hom Reef išsiveržimą Tongoje. Palydovinė vaizdai rodo stiprią šiluminę anomaliją, rodančią šviežius lavos srautus šiauriniuose ir vakariniuose ugnikalnių šlaituose. Išsiveržimas sukėlė daugiau nei 8 km aukščio pelenų stulpą. Ugnikalnis Kilauea. Havajuose po Kilauea ugnikalnių ir viršutinėje rytų rifto zonoje per praėjusią savaitę įvyko apie 400 žemės drebėjimų. O tai yra dvigubai daugiau nei praėjusią savaitę. Žemės deformacija vietomis aplink Kilauea viršūnę nuolat didėja, o tai rodo magmos antplūdį. Tai padidina galingo išsiveržimo tikimybę. Žemės drebėjimai. Jungtinės Amerikos valstijos. Gruodžio 5 dieną Kalifornijoje 10 km gylyje įvyko galingas 7 balų stiprumo žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo netoli Petrolijos miesto. Įspėjimas apie tsunamį apėmė 800 km pakrantės nuo San Francisco iki pietų Oregonų, todėl buvo priverstinė evakuacija ir traukinių stabdymas. Po 90 minučių įspėjimas buvo atšauktas. Humboldto grafystėje be elektros liko 19 000 žmonių. Po pagrindinių smūgių sekė pakartotiniai smūgiai, iš kurių pirmieji buvo labai galingi, beveik 6 balų stiprumu. Tačiau vėliau jų stiprumas buvo gerokai sumažintas. Iki tos pačios dienos vakarų įvyko mažiausiai 72 pakartotiniai 2,5 balų ar didesnio stiprumo smūgiai. Daugelis gyventojų, bijodami naujų vėlesnių smūgių, buvo priversti dieną praleisti gatvėje.
Aliaską sukrėtė didžiuliai žemės drebėjimai. Pirmasis 6,3 balų įvyko gruodžio 8 dieną Ramiajame vandenyne, už 107 km nuo Dako miesto Aloetų salose. Tada per valandą buvo užfiksuoti mažiausiai 6 požeminiai smūgiai, kurių stiprumas siekė 6,8 balų. Tai tapo laukiama veikla po sukrėtimų. Tačiau vėliau maždaug po 15 valandos per 20 minučių vienas po kito įvyko dar 2 žemės drebėjimai, didesni nei 6 balai. Iki kitos dienos ryto požeminių smūgių skaičius gerokai išaugo, iki maždaug 90 seisminių įvykių. Aliaskų žemės drebėjimų serija nėra tipiška pagrindinių ir vėlesnių smūgių seka. Tai spiečius, kelių maždaug vienodų ir labai didelių stiprumo žemės drebėjimų grupiai. Gruodžio 9 dieną Leono grafystėje Nevadoje įvyko 5,8 balų žemės drebėjimas. Žemės drebėjimas buvo jaučiamas net į vakarus iki San Francisko ir Sakramento, Kalifornijoje. Vos per 5 valandas po pagrindinio smūgio įvyko 32 požeminiai smūgiai, kurių stiprumas siekė iki 4,1 balų. Rusija. Gruodžio 8 dieną netoli Kurilų salų Rusijoje įvyko stiprus 6,1 balų žemės drebėjimas. Židinys buvo daugiau nei 290 km gylyje. Pasaulis keičiasi ir mes tai jaučiame vis labiau. Stichinės nelaimės tampa vis daugiau žmonių kasdienybės dalimi. Ir sprendžiant iš kataklizmo progresavimo, nėra nei vienos priežasties manyti, kad jis sustos savaime. Daugelis supranta, ant kokios nelaimės slenksčio mes esame, bet nematydami išeities iš šios situacijos, puola į neviltį ir pasiduoda. Tai aiškiai matosi net komentaruose po klimato video, kur parašyta, kad žmonės to nusipelnė ir kad nieko negalima pakeisti. Nors situacija atrodo beviltiška, mes vis dar turime galimybę viską pakeisti. Pasaulis didžiulis, jame yra daug žmonių, kurie supranta, kas vyksta. Ir jau yra ekspertų žinančių, kaip sustabdyti klimato krizę. Žmonijai trūksta tik vieno – susitelkimo į vieną tikslą – išsaugoti planetą ir kiekvieno žmogaus gyvybę. Dabar svarbu atidėti visas dirbtinai žmogaus sukeltas problemas ir konfliktus ir suvienyti jėgas, kad išgyventume tai, kas artėja.